Sveiki. Šiek tiek apie riebų maistą. Vartoti ar atsisakyti. Dauguma sako, mums būtina vartoti riebų maistą. Labai naudinga keto dieta, kadangi mūsų tulžies darbui labai svarbu riebalai. Be riebalų bus blogas tulžies išsiskyrimas. Dabar paskaitysiu jums moters komentarą, kuriai prie kepenų ištakų buvo įstatytas drenažas ir visa tulžis išeidavo į specialų paketą išorėje. Tulžies kanalų drenažas tai tokia procedūra, kuria atkuriamas tulžies nutekėjimas iš kepenų į žarnyną, kai latakai yra užsikimšę dėl navikų, akmenų ar uždegimo. Minėta moteris metų bėgyje stebėjo savo tulžį, jį keitė mitybą, išbandė keto dietą ir veganišką dietą. Taigi tame forume moteris rašo, kadangi čia susirinko visi tyrinėtojai, noriu su jumis pasidalinti savo patirtimi, savo pastebėjimais. Aš turėjau patirtį stebėti savo tulžį. Nuo 2022 iki 2023 metų man prie kepenų vartų buvo įstatytas drenažas ir visa tulžis buvo išvedama į specialų paketą išorėje. Ir aš turėjau galimybę stebėti, kaip keičiasi tulžis pakeitus mitybą. Prieš kiekvieną maisto vartojimą aš privalėjau išgerti savo tulžį. Per tą laikotarpį aš išbandžiau 2 mitybos dietas – veganišką dietą ir keto dietą su gyvulinės kilmės produktais. Taigi, keto dietos metu tulžis buvo tiršta, drumzlina, su kažkokiais tai audiniais. Labiau nemalonaus skonio, tokios spalvos kaip kava, o laikantis veganiškos mitybos, tulžis buvo skystesnė, skaidresnė, nuo šviesios šiaudų spalvos iki šviesiai žalsvos spalvos. Ir pagal skonį tokio tulžį buvo lengviau gerti. Taip pat noriu pridurti, kad tulžis išsiskiria nuolatos, be perstojo, plona srovelė. Nepriklausomai valgome mes ar ne, tulžis išsiskiria visada. Ir šioje vietoje moteris paneigė labai stipriai paplitusi mitą. Neva, jeigu nevalgyti riebaus maisto, tulžis neišsiskirs. Arba bus blogas tulžies išsiskyrimas. Moteris toliau rašo, per dieną tulžies kiekio išsiskyrimas buvo skirtingas. Nuo 800 ml iki 1,5 litro. Štai tokia mano patirtis, gal kam tai pravers, rašo moteris. Iš savo patirties aš galiu pasakyti, kad nuo mažens buvau labai mylimas vaikas. Mano tėvai, pokario meto žmonės, žinojo, kas yra badas, todėl kažkur tai pasąmonėje, matomai, pas juos yra užsifiksavusi tokia vertybė – valgyti ir dar kartą valgyti. O mano tėvas aplamai buvo riebios mėsos mėgėjas. Nuo mažens aš buvau maitinamas kaip koks mėsinis paršiukas. Riebus maistas buvo visur. Naminės dešros, lašiniai, kindziukai, cepelinai, koldūnai jau neskaitant. Mėgau sviestą, riebę grietinę ir tik tai vėliau supratau, kodėl pas mane atsirado tulžies akmenys. O tie akmenys susidaro dėl didelio cholesterolio kiekio. Ir dabar jau kiek metų aš gyvenu be tulžies. Teko pašalinti. Kamavo skausmo priepuoliai ir situacija buvo kilusi jau pavojinga. Taigi, būtent riebus maistas padidina cholesterolio kiekį kraujyje, sutirština tulžį ir susidaro akmenys. Aplamai cholesterolio kiekis didžiąja dalimi priklauso nuo genetikos. Bet pagal skirtingus informacijos šaltinius maždaug nuo 20 iki 25% cholesterolio priklauso nuo mūsų mitybos. Ir dažniausiai cholesterolio normų ribas viršija būtent tie 20-25%, kurio kiekis priklauso nuo mitybos. Svarbu paminėti dar vieną problemą dėl riebaus maisto. Tai žarnyno bakterijos, kurios patenka į kraują, būtent pavartojus riebaus maisto. Būtent riebalai perneša bakterijas
iš žarnyno į kraują. Grubiai kalbant, į kraują patenka išmatų bakterijos. Riebalai kaip tokia transporto priemonė perneša bakterijas iš žarnyno į kraują. Ir mūsų kraujas užteršiamas žarnyno bakterijomis. Tuo gali įsitikinti kiekvienas, kuris namuose turi mikroskopą. Labai paprasta iš piršto paimti kraują, kaip cukraus kiekio tikrinimui, ir po mikroskopu pasižiūrėti, koks kraujas iki riebalų vartojimo ir koks kraujas tampa pavartojus riebalų, kiek ten atsiranda bakterijų. Taigi ir įsitikinsite patys. Kita riebaus maisto vartojimo problema – tai cukrinis diabetas antro tipo. Insulino rezistencija atsiranda būtent dėl riebalų sluoksnio aplink ląsteles. Dabar apie insulino rezistenciją. Jeigu žmogus vartoja daug riebalų, ląstelės apsuptos riebalais. Į jas negali patekti insulinas. Štai jums ir sveikatos problemos. Organizmas pagamina gliukozę, bet ji nepatenka į ląstelę, kadangi negali patekti per riebalų sluoksnį. Ir tada kas vyksta? Ląstelės negauna insulino, visos ląstelės šaukia, duokit mums insulino, nes mes kitaip neišgyvensime. Protingas organizmas reaguoja į tą šauksmą ir pagamina dar didesnį insulino kiekį. Ir štai jums insulino rezistencija. Padidėjęs cukraus kiekis kraujyje. Bet kaltas tai ne cukrus, o riebalai, kurie užblokuoja insulino patekimą į ląsteles. Cukrinis diabetas antro tipo yra todėl, kad gliukozė negali patekti į ląstelę dėl riebalų sluoksnio. Todėl tai dažniau nutukusių žmonių problema. Bet medikai to nežino, arba tai nutyli kažkodėl. Negana to, jie patys dažnai serga cukriniu diabetu. Ir dažnas gydytojas turi anemijos problemą. O jūs einate pas juos į konsultaciją. Gaunasi taip, kad patys gydytojai, ligoniai konsultuoja ligonius. Dabar visi tie, kurie nežino apie omega 3, omega 6, omega 9 aferą. Siūlau pažiūrėti atskirą mano vaizdo įrašą, kuriame profesorius Generalovas pasakoja visą istoriją, kaip atsirado omega 3, omega 6, omega 9 afera. Tai yra milijardierių gamybininkų sukurta apgaulė, į kurią buvo įtrauktos mokslininkų laboratorijos, kad moksliškai pagrįsti žuvies taukų vartojimo būtinybę. Ir jeigu baltymus sudaro 20 amino rūgščių, tai riebalus sudaro kitokios rūgštys, tarp kurių yra nepakeičiamos riebalų rūgštys. Tai archidono rūgštis, linolo rūgštis ir linoleno rūgštis. Jeigu šitos pavadinimus įvesite internete į paiešką, netgi Wikipedia jums išduos sąsajas su omega 3, omega 6 ir omega 9. Alfa ir omega lietuvių kalboje tai reiškia pradžią ir pabaigą. Omega tai pabaiga. Pavadinimą parinko mokslininkai, remdamiesi rūgščių molekulinę sandarą. Jie atliko verslo užsakymą ir buvo sukurta omega amžiaus afera. Tačiau žmogui reikia ne omegos. Žmogui reikia archidono rūgšties, linolo rūgšties ir linoleno rūgšties. Konkrečiai šitų būtinų rūgščių žmogui reikia labai nedaug. Jos yra kiaušinių tryniuose, skystuose tryniuose. Ten beje 30% riebalų, pakankamai daug. Šios būtinos rūgštys yra sėklose, riešutuose, pieno produktuose, aišku, silkėje yra, žuvyje, mėsos riebaluose yra, ypač vištienoje. Kaip minėjau, šitų rūgščių žmogui reikia labai nedaug. Bet mes gyvename komercijos pasaulyje, kur tikslas yra uždirbti kuo daugiau iš pardavimų. Taigi, maistas neturi būti riebus. Riebumas neturėtų viršyti 20%. O jeigu riebumas bus mažesnis, tai dar geriau. Svarbu žinoti normą ir išlaikyti balansą. Dar šiek tiek apie rūkytus produktus. 50 gramų rūkytos dešros kancerogenų kaip visame cigarečių pakelyje. Pasidomėkit. Apie tai kalba žymiausi kardiologai. Žmonės vartoja rūkytą dešrą, žuvį, rūkytus lašinius, mėgsta rūkytą sūrį, o po to skundžiasi, kad vėžys atėjo, kad susirgo.
Bet jeigu skonis kažkam svarbiau už sveikatą, negali gyventi be riebaus maisto. Kiekvienas gyvenime mes gauname savo patirtį. Bet jeigu žmogus prabudo, jeigu jis tikrai nori kažką daryti dėl savo sveikatos, nori gyventi, būti sveikas, reikia jam suteikti tokį šansą. Todėl ir darau tuos įrašus. Nesiruošiu nieko įtikinti. Čia yra žmonėms, kurie susiprato ir įjungė savo logiką. Deja, dauguma nesupranta, kokiame pasaulyje gyvename. Šiame informacijos amžiuje, pirmuose interneto puslapiuose ir spaudoje visur plaukioja tik tai informacinės išmatos. Tiesą galima surasti, bet reikia žiūrėti į mokslinius darbus, atliktus maždaug iki 1970 metų, o nuo 1985 metų jau prasideda cukrinio diabeto epidemija, vėžio, psoriazės susirgimai ir taip toliau. Būtent nuo 80 metų žmonės masiškai pradėjo vartoti margariną, aliejų, visokius augalinius aliejus ir majonezus. Ir jeigu gyvulinės kilmės riebalai mažiau kenksmingi, tai rafinuoti aliejai yra cheminė bomba. O lietuvių tautos problema tai mūsų protėviai, kurie įkalė mums riebaus maisto vartojimo įpročius. Visi užsieniečiai stebisi, kokie riebus mūsų lietuviški patiekalai. Kas bendravote su užsieniečiais, visi žinote. Visi tai sako, vardan mūsų ir mūsų vaikų sveikatos mes turėtume kardinaliai sumažinti riebalų vartojimą ir atsisakyti visų rūkytų produktų, jeigu dar turime va čia kažkiek tai. Maisto skonis niekada neduos tiek daug malonumo, kaip gera sveikata. Visiems norintiems palaikyti, padėkoti, aš taip pat būsiu dėkingas. Tai padės ir motyvuos mane daryti naujus įrašus, įrašyti naujas temas. Ir jeigu jūs paremsite, nupirksiu mikroskopą profesionalų ir parodysiu, kokie produktai, kokie gėrimai padaro mūsų kraują idealų. Yra tokie gėrimai, kuriuos galima pavadinti sveikatos ir jaunystės eliksyrais. Aš tai juos žinau, o jeigu jūs tai domina, prašau, viskas jūsų valioje. Ir mes esame sudaryti iš to, ką valgome. Todėl savo kūno statybai verta pasirinkti kokybiškus produktus, be riebalų, be kancerogeno ir be chemijos. Visiems linkiu sėkmės, rūpinkite savimi, savo artimaisiais. Jums geros, stiprios sveikatos. Iki.